Tai sveiki visi, aš esu Gerda Raulišaitytė, mokusi 4B klasėje ir mano tema yra moterų krepšinio pozicijų geriausių žaidėjų apžvalga bei analizė. Taigi turinys. Į mano turinį įeina įžanga, samprata, žaidėjai, vidurio puolėjas, sunkusis krašto puolėjas, lengvasis krašto puolėjas, atakuojantis gynėjas, įžaidėjas bei viso pristatymo apibendrinimas. Tai įžanga. Šiame darbe stengsiuosi supažindinti su krepšinio taisyklėmis, moterų krepšinio žaidėjų pozicijomis, kokia kiekviena pozicija išsiskiria, taip pat paminėsiu stipriausius tų pozicijų vietas. Mano nuomonė, moterų krepšinis yra įdomus, todėl norėčiau, kad kiekvienas žmogus bent kažkiek apie jį nusimanytų. Samprata. Krepšinis tai komandinė sporto šaka, kurioje yra žaidžiama kamuoliu. Krepšinis žaidžiamas aikštelėje, kurioje dviejų komandų žaidėjai stengiasi surinkti kuo daugiau taškų, mėtydami kamuolį į krepšį. Krepšinio komandą paprastai sudaro treneris, trenerio asistentas, gydytojas, masažistas ir žaidėjai. Rungtynėms komandą sudaro 12 protokole registruotų žaidėjų. Aikštelėje vienu metu žaidžia po 5 kiekvienos komandos žaidėjus. Taip pat varžybos yra žaidžiamos 40 minučių, tai yra 4 kėliniai po 10 minučių ir po 2 kėlinių yra ilgoji pertrauka, kuomet abiejos komandos susirenka rūbinėje ir šiek tiek pasitarė, aptarė žaidimą, ką toliau darys ir panašiai. Tai žaidėjai. Žaidėjai yra skirstomi į pozicijas. Tai vidurio puolėjas, sunkusis krašto puolėjas, lengvasis krašto puolėjas, atakuojantis gynėjas ir įžaidėjas. Na tai čia matome maždaug kaip yra tų pozicijų žaidėjai įsidėstę ir kiekvienas treneris stengiasi tokias pozicijas laikyti aikštelėje. Vidurio puolėjas. Vidurio puolėjas kitaip gali būti vadinamas centru. Tai vidurio puolėjai dažniausiai yra sunkiausi tarp komandos draugų, kartais ir aukščiausi. Šios pozicijos žaidėjai ir puola ir ginasi tik po krepšiu. Laikoma, kad vidurio puolėjas cementuoja komandos gynybą. Tai pagrindinis kriterijus įvertinant vidurio puolėją tai atkovoti kamuoliai. Ir taip pat yra svarbu gerai blokuoti priešininko metamus metimus. Mano nuomonė, kas savo komandoje turi tikrai gerą centrą, vidurio puolėją, turi tikrai labai didelį pliusą, nes kaip ir parašyta, jis cementuoja visą komandą, taip pat mažesniems žmonėms yra sunkiau prasiveržti į baudos aikštelę, nes bijo gauti bloką ir panašiai, tai tiek. Tai Brittney Griner. Tai Brittney Griner yra 32 metų, 206 cm, tai 2,6 cm žaidėja, kuri yra laikoma viena geriausių vidurio puolėjų pasaulyje. Krepšininkė paskutiniu metu vasarą žaidė Women NBA Phoenix Mercury komandoje, sezono metu Rusijos premjeros lygoje. Tačiau norėčiau paminėti, kaip čia parašyta paskutiniu metu vasarą, tai čia buvo 2021 metų sezone, todėl kad praeitais metais 2022 vasario mėnesį ji buvo suareštuota dėl to, kad bandė iš Rusijos į Ameriką parsivežti narkotinių medžiagų ir taip jinai buvo uždaryta į kalėjimą ir ją paleido tik tai ne per seniausiai, tai maždaug gruodžio mėnesį. Tai tikriausiai dabar ieškojau informacijos, bet niekur neradau, tai tikriausiai dabar niekur nežaidžia, nori pabūti su šeima ir galbūt pradės žaisti tik kitą sezoną. Stipriausios žaidėjos pusės, tai Brittney iš kitų žaidėjų labiausiai išsiskiria atkovotais kamuoliais tiek puolime, tiek gynyboje, taip pat blokuotais metimais, pagalba gynyboje kitoms komandos draugėms. Mano nuomonė, stipriausia žaidėjos pusė yra žaidimas 1-1 po krepšiu. Tai čia galima matyti 2020-2021 metų jos statistiką.
Galime matyti, kiek ji varžybų žaidė per sezoną, koks jos buvo pataikymas tiek vidutinių, tiek tritaškių metimų. Taip pat klaidų skaičius, vidutinis efektyvumas ir panašiai. Tai Brittney Griner, čia yra nuoroda jos geriausių Women NBA momentų. Sunkusis krašto puolėjas. Sunkusis krašto puolėjas tai antras žmogus pagal ūgį tarp komandos draugų. Taip pat svoriu nenusileidžia vidurio puolėjams. Šioje vietoje žaidėjai įprastai kovoja po krepšiais, bet daug sunkių krašto puolėjų mėto ir tolimus metimus. Pagrindinis rodiklis įvertinant sunkųjį krašto puolėją - atkovoti kamuoliai bei pelnyti taškai, asmeniniai sugebėjimai, prasiveržimai. Tai iš savo patirties, dėl to, kad aš žaidžiu sunkiojo krašto puolėjų, iš savo patirties galiu pasakyti, kad ypač šiuolaikiniame krepšinyje 4 numeriui yra tikrai svarbu mesti tolimus metimus, nes galėdamas mesti tu prisitrauki savo gynėją arčiau savęs ir tuomet gali prasiveržinėti, atlikti perdavimus ir panašiai. Taip pat yra svarbu mokėti žaisti baudos aikštelėje 1-1 nugarą. Aya Wilson, ji yra 26 metų, 1,96 cm žaidėja. Ir jinai yra laikoma viena geriausių sunkiojo krašto puolėjų. Žaidėja 2022 metų sezone žaidė Women NBA Las Vegas Aces klube. Stipriosios žaidėjos pusės, ji yra stabili metikė, kuri gali pataikyti tiek vidutinį metimą, tiek tritaškį. Taip pat moka gerai žaisti veidu į krepšį, kas yra būdinga ne visoms sunkiojo krašto puolėjoms. Ji nėra savanaudė žaidėja, puikiai mato aikštelę ir dalyjasi kamuoliu, agresyviai lipa ant lentos. Čia taip pat yra jos 2 metų sezonų statistika. Ir taip pat galime matyti jos pataikymą, klaidų skaičių ir panašiai. Lengvasis krašto puolėjas. Įprastai lengvieji krašto puolėjai yra aukštesni už atakuojančius gynėjus ir žaidėjus. Šios pozicijos žaidėjai dažniausiai būna tie, kurie pelno daugiausiai taškų, nes jie turi daugiausiai galimybių puolime. Gynyba dažniausiai vaidina antraeilį vaidmenį. Pagrindinis rodiklis vertinant šios vietos žaidėjai yra pelnyti taškai ir taiklumas. Tikrai taip pat iš savo patirties galiu pasakyti, kad ir mano komandoje, galima sakyti, 3 numeris yra svarbiausias žaidėjas ir ant jo yra daroma daugiausiai derinių. Ir taip pat manau, 3 numeriui, lengvojo krašto puolėjui, taip pat didelis pliusas yra ūgis ir svoris, nes galėtų prieš lengvesnį žaidėją ar žemesnį apsižaisti ir nugarą retkarčiais. Devana Browner, 35 metų, 1,93 cm lengvojo krašto puolėja. Žaidėja 2022 metų sezone žaidė Connecticut Sun klube Women NBA. Kaip ir matom, kad ji yra kaip 3 numeris tikrai gan aukšta. Stipriosios žaidėjos pusės, ji yra ganėtinai aukšta lengvojo krašto puolėja, todėl ūgis jai tikrai praverčia žaidžiant prieš žemesnes oponentes. Jos kamuolio valdymas prilygsta žaidėjai, taip pat gali puikiai pataikyti tritaškius metimus, prasiveržti. Čia taip pat yra žaidėjos geriausi momentai bei statistika. Atakuojantis gynėjas. Atakuojantis gynėjas, prastai atakuojantys gynėjai yra žemesni ir greitesni už puolėjus, bet atitinkamai aukštesni ir lėtesni už žaidėjus. Dažniausiai šios pozicijos žaidėjai yra taikliausi savo komandoje, todėl vienas svarbiausių kriterijų vertinant atakuojantį gynėją yra būtent pataikymas iš tritaškio zonos. Taip pat atakuojantis gynėjas, jeigu labai spaudžia 1 numerį į žaidėją, jis taip pat gali persivaryti kamuolį per aikštelę, taip pat gali atlikti derinius ir panašiai. Diana Taurasi.
Diana Taurasi net 40 metų, 1,83 cm, viena geriausia atakuojančių gynėjų pasaulyje. 22 metų sezone Diana žaidė Phoenix Mercury klube Women NBA. Tai stipriosios žaidėjos pusės, tai Diana per savo ilgą karjerą yra sukaupusi didelę patirtį, kuri tikrai labai praverčia aikštelėje. Žaidėjai puikiai mato aikštę, gerai skaito situacijas. Diana puikiai asistuoja komandoms draugėms, pataiko tiek vidutinius, tiek tolimus metimus. Tai taip rezultatyvūs perdavimai turi būti tikrai stiprioji antro numerio stiprioji pusė ir taip pat vidutiniai ir tolimi metimai, tai čia yra taip pat jos highlightai įdėti bei statistika. Ir žaidėjas, tai įprastai žaidėjas yra žemiausias iš aikštėje esančių komandos draugų, jis turi būti vikrus ir greitas, nes jis atlieka labiausiai specializuotą vaidmenį tarp kitų krepšinio pozicijų. Būtent žaidėjas dažniausiai persivaro kamuolį į varžovų aikštės pusę ir organizuoja ataką. Nuo žaidėjo galimybių labai priklauso komandos žaidimas, kadangi jis turi mokėti be klaidų perdavinėti kamuolį komandos draugams, taip pat jiems sukurti progas atakuoti varžovų krepšį. Būtent todėl vienas svarbiausių kriterijų vertinantį žaidėją yra rezultatyvūs perdavimai, taip pat perimti kamuoliai. Taip pat norėčiau pridėti, kad sakoma, kad žaidėjas yra kaip antrasis treneris. Jis aikštelėje turi būti svarbiausias žaidėjas dėl to, kad jis sustyguoja visą komandą, atsivarydamas kamuolį, jei kažkas neten stovi ar panašiai. Jis turi palaukti, parodyti, kur nubėgti ir panašiai. Tai galima sakyti, jis turi mokėti derinius visų pozicijų. Tai Jasmine Thomas, tai ji yra 33 metų, 1,75 cm žaidėja, tai kaip matome tikrai neaukšta. Žaidėja praėjusiame sezone žaidė Connecticut Sun klube Women NBA. Tai stipriosios žaidėjos pusės, tai Jasmine labai gerai mato komandos draugės, atlieka daug rezultatyvių perdavimų, perima gan daug kamuolių. Žaidėja taip pat gali gerai prasiveržti, nes turi greitas kojas, puikiai valdo kamuolį, gerai žaidžia 2-2 situacijas. Tai čia taip pat jos geriausi momentai ir statistika. Tai apibendrinimas, taigi tikiuosi, kad kiekvienas žmogus bent kažkiek sužinojo apie krepšinį ir geriausias moteris žaidėjas. Tai norėčiau, jog ateityje moterų krepšinis būtų toks pats populiarus kaip ir vyrų. Ačiū.